Kągi, sveiki bičiuliai, esu Paulius alkoholikas. Iš tikrųjų noriu pirmiausiai padėkoti už suteiktą galimybę. Nedaug turėjau tokių galimybių iš tikrųjų dalintis nuotoliu ir kaip sakyt, savo aktyviais gėrimo metais, būtent per karantiną, nes aš dar tada aktyviai gėriau per karantiną. Aš labai ypatingai vengiau tų nuotolinių susitikimų, ne? Tai vat su tais dalykais man susijusios labai labai didelės baimės visokios, jauduliai, panašus dalykai, nu, žodžiu, visiškas gyvenimo nevaldomumas, ne? Tai vat, kai manęs paprašė pasidalinti būtent nuotoliniu būdu, grupėje Šviesos kelias, ar ne, apie savo blaivybės patirtį, apie savo lygą ir sveikimą, ar ne, apie tai, kaip aš gyvenu dabar, tai iš tikrųjų priėmiau tai kaip dar vieną Dievo siųstą ženklą, kad iš tikrųjų išsivaduočiau iš tų savo baimių kažkokių tai nepagristų dalykų, ne, tai o bijojau tai aš visą savo mielą gyvenimą iš tikrųjų, tai praktiškai nuo pat vaikystės, ar ne, tos baimės, tos įtampos ir pykčiai mane tiesą sakant ir atvedė prie butelio, prie alkoholio. Reiškia, jeigu tai pasižiūrėti savo vaikystę, tai būtent iš kur tos baimės parėjo, ne, tai aš augau nepilnavertį šeimoje, sakykim taip, mano mama buvo alkoholikė, negyveno su manim, pakankamai anksti atidavė mane močiutei, tiksliau močiutė mane pasiėmė, tėvo apskritai gyvenime nemačiau, jisai ir mirė, netiesiogiai, bet nuo alkoholizmo taip pat. Ir kaip sakyt, tas toks nesaugumas, neužtikrintumas, ar ne, visą laiką nuolat lydėjo mane gyvenime. Sakykime, mano draugai kažkokie tai kieme, ar ne, tie mažiukai vaikai, mes lakstom, visi kalba apie tetę, apie mamą, o aš neturiu ką pasakyti. Aš neturiu ką pasakyti jiems ir lygiai taip pat panašiai mokykloje, ar ne, ir tokie dalykėliai mane iš tikrųjų slėgė kaip vaiką, ar ne, ir aš augau toks, daugiau uždaras, daugiau linkęs bėgti į savo susikurtus pasaulius, tai tarkim, tai buvo ir knygos, ar ne, tai buvo kažkokie tai žaidimai pasitraukus nuo visų vienam, ar ne, tai tiesiog aš gyvenau kaip ir pats savo. Draugų nesakau, kad turėjau aš tų draugų, buvo jų, bet vėlgi tokie keli, ar ne, nepritapėliai, panašus į mane. Ir žodžiu, tas gyvenimas, tokia įtampa, tokiuose kompleksuose nuolatinėse, baimėje, ne, pavyde, galų galiausiai pyktyje, ne, taip jau tas paauglystės metais tai prasiveržė iš tikrųjų ir pykčio protrukiais. Žodžiu, kažkaip tai būtent, nors vėlgi sakau, alkoholikų tų vadinamųjų, ar ne, savo gyvenime, aš nelabai žinojau, kas tai yra alkoholikai. Bet, tarkim, kaip močiutė sakydavo, pijokai, ne, dar kažkas, tai mano gyvenime jų buvo apstu, tai sakykim, taip, pavyzdžių, ne, ką daro alkoholis, aš turėjau. Aš mačiau, aš žinojau ir sakykim, kažkokiais tai metais iki paauglystės, iki 14 gyvenimo metų, buvau sau davęs tokį iškilmingą priesaiką, kad jau aš tai tikrai toks nebūsiu. Nebūsiu toks kaip mano mama, nebūsiu toks kaip mano dėdė, nebūsiu toks kaip mano kūma, krikšto motina, tai yra, nebūsiu, toksai nebūsiu, žinai, aš neskaudinsiu aplinkinių, nes aš mačiau, ką atneša būtent tas nevaldomas noras gerti, gerimas, ar ne, ir kokios tai buvo pasiekmes. Tai tos mano iškilmingos priesaikos kažkodėl tai 14 gyvenimo metais pasimiršo visiškai. Miniu šitos metus dėl to, kad tuo metu aš iš tikrųjų sąmoningai paminęs visus tos savo nusistatymus, ar ne, tą iškilmingumą tokį, nežinau, smalsumas, sakykim, tai perveikia mane. Ne? Tai įvyko mokyklos žiburėlis, ar ne, ir mes su keliais nepritapėliais bičiuliais pasidarėm po mizerną kokteiliuką.
neapsiverčia liežuvis man vadinti jo atsuktuvu, nors tai buvo atsuktuvo receptūra, ne, o degtinė su apelsinų sultim, bet tai buvo 300 gramų degtinės, ne, ir keli litrai apelsinų sulčių. Tai šitą kokteiliuką, reiškia, susimaišę, mes išgėrėm ir man įvyko nuostabus dalykas iš tikrųjų. Man atsiverė, kaip sakyti, visiškai naujas pasaulis. Aš nustojau bijoti, ne, aš nustojau pavydėti, aš nustojau kompleksuoti dėl savo tam tikrų savybių, ar ne, aš pradėjau bendrauti, kalbėjau su žmonėm, su bendramžiais, ar ne, tai su mergaitėmis kalbėjau, čia tai iš viso stebuklai, beribis stebuklas. Va, ir man tai buvo, man tai patiko iš tikrųjų, kažkaip tai kažkas įvyko, kažkas toksai spraktelėjimas smegenyse įvyko ir viskas, aš supratau, va, čia yra tas magiškasis eleksyras, ne, kuris išspręs absoliučiai visas mano problemas. Kada aš bebijočiau, ar ne, va, kada aš atsidurčiau tokioj paniškos baimės situacijoje, žinau, kad aš galėsiu išgerti ir visas šitas praeis. Tai galbūt taip ir būtų buvę iš tikrųjų, bet dėja nebuvo. Dėja nebuvo, aš 25 gyvenimo metus toliau jau po 14 vaikiausi tos būsenos patirtos, ne, kiekvieną kartą norėjau patirti ją kuo toliau, tuo dažniau. Kuo toliau, tuo dažniau manęs netenkino esama tikrovė. Kuo toliau, tuo dažniau aš vėl pradėdavau jausti pyktį, pradėdavau jausti baimę, pradėdavau jausti pavydą, pagiežą, žodžiu, visą tą plejadą jausmų, ar ne, vat, kuri būdinga mūsų liga sergantiem žmonėm, ar ne, vat, ir dar kitas toksai vat momentėlis, kad, aš visą laiką žinojau geriau už kitus, ne, žinojau aš tą savo galvoj, nes pasakyti garsiai, kad aš žinau geriau, man irgi buvo baisiai sunku, vėlgi tie patys iš vaikystės pareinantis bendravimo kompleksai, ir ne, tokie dalykėliai. Tai jo gyvenimas man buvo skausmingas, man kėlė įtampas ir kai įtampos pasidarydavo nebepakeliamos, aš žinodavau, kaip nusinulinti, kaip restartuoti tą savo gyvenimo iš pradžių, ar ne, vėl iš naujo, sakykim, šitai. Tai va, tas alkoholis tapo viena iš tokių pagrindinių kolonų, ar ne, kurios aš ėmiau statyti savo gyvenimą. Tiksliau, galbūt ne ant alkoholio, bet žinojau, kad prie alkoholio galėsiu visada sugrįžti, ne, ir visada galėsiu savo problemas išspręsti ar surasti kažkokį tai sprendimą. Tai va, kažkaip ne viskas pradėjo šlyti iš karto, ne, po sakykime, tų 14 gyvenimo metų, tikrai ne. Kažkaip tas reiškia, gėrimas mano, jisai progresavosi, žengė, tokiu lėtų tempu, ne, bet pakankamai anksti, iš tikrųjų pakankamai anksti, pajutau, kad vat, būtent paragavęs alkoholio sustoti man yra sunku. Kažkiek laiko galėdavau sustoti, bet ilgainiui nebeišeidavo. Ilgainiui kažkaip tai aš būtent besivaikydamas ir jau pasiekęs, sakykime, tą būseną, ar ne, prisiminkim tos 14 gyvenimo metus, pasiekęs tą būseną, aš kažko tai dar noriu. O kas už jo, žinai, gal už jos dar geriau, kaip noriu, žinai, tai aš tai nežinau, o sužinot noriu. Bet tik tais tiek, kad niekados nieko geriau tam už ten nebūdavo. Už ten būdavo sąmonės aptemimas ir nelabai suvokimas, ką aš bedarau. Tai vat ir pasiekmes tai tokios, ne, sakykime, aš išeinu su bičiuliais atšvęsti savaitgalio, žinai, aš kažkodėl tai pabundu landiniai tarp keistų žmonių, geriančių žmonių, samagoną geriančių ir sako, Pauliau, bratuka, davai išgerk. Nelabai suprantu, kas tai buvo, žinai. Aš išeinu su draugais savaitgalį truputėlį atsipalaiduoti, ar ne, ir kažkodėl tai vat, visi draugai grįžta namo, kas anksčiau, kas vėliau, bet vat, aš kažkodėl tai
ankstų rytą, ar ne, taip 4, pusę 5 pabundu parke ant suoliuko, žinai, nelabai suprantu, kas darosi aplinkui, apsidairau, kur koks bažnyčios poras matosi ir einu į tą pusę, kadangi ten kažkur tai mano namai turėtų būti, žinai. Tai vat lygiai taip pat aš einu atšvęsti vadinamojo savaitgalio, ar ne, ir aš pabundu visiškai kitame mieste, ar ne, tai aš nubėgu iki stoties kažkur, tai vat matau autobusai važiuoja, aš iš Klaipėdos esu, ne, o atsidūriau Birštone. Tai tokie įdomus, keisti dalykai dėjosi, bet aš kažkaip tai problemos tame nemačiau. Man toksai vat pasakymas, ar ne, būdavo visą laiką mano aiškus ir vienas. Nu kam nepasitaiko, visiems pasitaiko, visi gera, visiems visko būna. Vėliau sužinojau, kad iš tikrųjų ne visiems visko būna ir maždaug kokiem 6 milijardam pasaulio žmonių taip niekad nebūna, tokių dalykų nepasitaiko, o man kažkodėl tai šitaip. Tai va, ir šitaip aš gyvenau, būtent nematydamas nei savo ligos, nežinodamas, nenutuokdamas netgi, kad tai yra liga, aš atsisakydavau priimti tą faktą, ne, kad alkoholizmas yra liga. Alkoholizmas man visą laiką buvo nevalyvumas, valios toka, nesugebėjimas kažko tai tokio, kaip sakyti, susiturėti laiku, ar ne, panašiai, bet tie gyvenimo faktai, būtent, kad aš ir turiu tą, aš neturiu valios, aš neturiu jėgos susiturėti, aš negaliu sustoti, ar ne, ir aš negaliu alkoholio atsisakyti, tie faktai kažkodėl tai man irgi spraktelėjimo jokio neatnešė. Ilgai neatnešė, iš tikrųjų, tai per tuos savo gerimo metus praradau kelis darbus, vienas kitas darbo praradimas iš tikrųjų buvo skausmingas, bet aš save apgavau, kad tai ne dėl alkoholio kalties išmetė mane, bet aš privalėjau išeiti dėl etatų mažinimo, tarkim šitaip. Iš kitų darbų tiesiog nepakeliu sąlygų darbo, ar ne, tam prisigeriu, kaip galima neprisigerti tokiose sąlygose, ne, tai irgi pasiteisinimas toks ir būčiau aš toliau sėkmingai nematęs problemos, nes gyventi be alkoholio aš nemokėjau. Progresavimo ligos irgi nelabai įžvelgiau, tik tai atlikdamas 12 žingsnių programą, atsakinėdamas į klausimus tam tikrus, ar ne, grįždamas į savo praeitį, aš pamačiau tokį keistą įdomų dalyką, ne, kad jeigu man reikėdavo kažkur tai skambinti, sakykime, imkim taip, skambinti telefonu, ar ne, tarkim, į polikliniką, užsiregistruoti dėl apžiūros, ar ten vaistų kažkokių tai išsirašyti ar panašiai, aš negaliu padaryti to skambučio. Aš pirmiausiai bėgu į parduotuvę, nusiperku 200 gramų alkoholinio skysčio, nesvarbu kokio, aš jį susiverčiu ir tada tik tai aš galiu pradėti funkcionuoti. Tai būtent šitokiu būdu aš gyvenau, nematydamas absoliučiai jokių problemų, jokių keblumų, jokių sunkumų. Ir būčiau nematęs, jeigu ne toksai vienas įvykis, kad alkoholis nustojo daryti savo poveikį. Alkoholis man liovėsi veikti, aš nebegalėjau patirti tos būsenos, kurios vaikiausi tuos metus visus savo. Aš nebegalėjau pajusti to išsivadavimo, aš nebegalėjau pajusti tų sprendimų ateinančių, aš nebegalėjau pamatyti, kaip toliau gyventi. Reiškia, vienas iš tų paskutiniųjų butelių, kuriuos aš geriu irgi praradęs darbą eilinį, jisai man neveikia. Aš nežinau, kaip toliau gyventi. Toliau yra tamsa. Žinot, jeigu aš turėjau kažkadaise, išgeriu skysčio kažkokio, tai alkoholio turinčio, nebūtinai degtinė, nebūtinai ten kažkas, tai aš jau esu. Man panašų poveikį ir burnos skalavimo skystis duodavo, tai aš to išgeriu, ne, ir sekundės daliai, mažai sekundės daleliai atsiveria visi tie būsimieji planai, kaip toliau gyventi. Planas A, jeigu nepaeis planas B, jeigu nepaeis planas B, tam toliau B pirmoji variacija, ar ne, tai visą abėcėlę pravarau, ar ne, tų planų ir viskas labai fainai. Galima gyventi. Galima į užmarštį grimsti toliau.
Tai tą vat vieną iš paskutinių butelių begeriant, nėra, atrodo, dingo visa abėcėlė iš galvos, nieko nebėra, tamsa, juoda, baisu, ta prasme siaubas apima mane. Iš tikrųjų, vat būtent tokios būsenos aš atsidūriau priklausomybės ligų centre, paprastai tariant, psichiatrijos ligoniniai. Ir ten man pasakė, Birutė, esi alkoholikas, žinai, aš pasakiau, kad aš esu alkoholikas, nes kažkaip tai man nebeliko kito pasirinkimo, kaip tik tai pasakyti, nes irgi, žinot, kažkaip abejonių nekyla, kai po išgertuvių rankos dreba tiek, kad aš nesugebu suraityti savo vardo ir pavardės, tą padaryti turėjo seselė. Tai, žodžiu, pasakė, jo, Birutė, turi alkoholizmą, gausi čia tą, reiškia, diagnozę visą ir naujienos tokios, gyvenime negalėsi gerti, jeigu nenori tokių pasiekmių, žinai, kaip dabar, kad turi. Tai man buvo mirties nuosprendis, paprastai pasakysiu jums, tai buvo man mirties nuosprendis, nes gyventi be alkoholio aš nemokėjau, aš negalėjau funkcionuoti nei kaip asmuo, nei kaip socialinis vienetas, niekaip nemokėjau funkcionuoti be alkoholio, man jo reikėjo, man reikėjo kaip varomosios jėgos ir dabar iš manęs tą jėgą atima. Ačiū Dievui, ačiū karantinui, kad vat, būtent gulėdamas toje klinikoje, ne, aš buvau izoliuotas, aš negalėjau niekur išeiti, negalėjau niekur pasitraukti, negalėjau kažkaip tai kažkokio tai savivališko sprendimo padaryti, tai aš turėjau tiesiog mėnesį laiko to alkoholio išgedėti ir galų galiausiai suprasti, priimti tą, reiškia, Dievo siųstą mintį, o aš vis dėlto čia atvažiavau. O atvažiavau aš tai pagalbą. Aš atvažiavau kreiptis, ieškoti būdo, ar ne, kaip išsikapstyti iš to, ką padaryti, kad man nebereikėtų gerti, nes gerti aš jau nebenorėjau, nes alkoholis savo poveikį nustojo daryti. Tai po vieno iš tų paskutinių butelių aš dar kartą pasitikrinau. Vdruk apsirikau, žinai, bet tai pasirodo neapsirikau. Iš tikrųjų geriu ir trūkstu, tik tai viskas, tik tai gėrimas ir tamsa. Nušvitimo nei sekundės dalies, aš jau nekalbu apie tą būseną, kurią patyriau 14 gyvenimo metais, tai čia aš jau ją seniai buvau pamiršęs, tik tai fragmentą beprisiminiau. Tai ir būtent toje ligoninėje aš išgėdėjau alkoholio, ne, ir po ligoninės reikia grįžti į tikrąjį pasaulį. O kaip grįžti ir ką tenai daryti, mane vėl apima baimė, mane apima panika, mane apima nežinojimas, netikrumo jausmas, žodžiu, visi siaubingi dalykai. Bet vėlgi kažkur tai kažkada tai gyvenime aš esu girdėjęs apie anoniminius alkoholikus. Ir anoniminiai alkoholikai tai yra, sakykime taip, tokia draugija, ar ne, kur žmonės renkasi. Ir man to užtenka. Ne? Ten renkasi žmonės irgi, sakykime taip, turintis alkoholizmo tą bėdą, bet, tegul jie ją turi, aš gal ją irgi turiu, bet aš pasižiūrėsiu. Kai man svarbiausia, kad ten yra žmonės, svarbiausia man yra sugrįžti į visuomenę, man svarbiausia yra sugrįžti į bendravimą, į kažkokį tai gyvumą, ne, priimu tą sprendimą, ar ne, ateiti pas anoniminius alkoholikus. Sakau, aš priimu sprendimą, šiandien matau, kad tai buvo tik tai Dievo vedimas, niekaip kitaip negaliu šito įvardinti, nes 1000 kartų esu priėmęs tokius sprendimus ir staigiai labai persigalvojęs. Tai aš atėjau pas anoniminius alkoholikus, vis dėlto buvau atvestas tos mylinčios Dievo rankos ir ką aš ten pamačiau, taip aš ten pamačiau žmonės. Taip, aš ten pamačiau linksmus, besidžiaugiančius gyvenimu, šviesius žmonės, besišypsančius, ne kažkokią tai socialinę šypsenėlę, bet iš tikrųjų besišypsančius visų veidų, visom akim. Tai man patiko šitas, man patiko tas pirmas įspūdis, ar ne, o toliau aš išgirdau pasidalyti. Toliau aš išgirdau, ką jie patyrė, ne, pasakoja mano istoriją, iš tikrųjų kalba apie save ir pasakoja apie mane, kaip taip galima, kaip taip įmanoma, iš tikrųjų, ne. O aš sėdžiu šičia, ne, kaip rašo
brošiūroje yra rašoma apie globą, sutrikę dirglus įsibaiminę, tai va čia aš, sutrikęs dirglus įsibaiminęs, ar ne, o čia žmogus patyręs tą patį ir švyti, ne, jisai džiaugiasi, jisai patenkina ir dabar tiesiai šviesiai pasako, ar ne, pasidalinime, blaivus gyvenimas veža. O kaip, kokiu būdu, kaip, aš žinau, kad veža alkoholį, ratukai veža, žinai, dar kažkas tai veža, ta prasme, tos medžiagos veža, o blaivus gyvenimas, kaip jisai gali vežti. Ir klausiausi toliau, bandžiau suprasti, nesvarbu, pavyko, nepavyko man ten iš karto suprasti, bet aš pajutau, kad kažkas pasislinko, man jie pasikeitė, atsirado ramybė, atsirado, kaip sakyti, toks ramesnis žmonių priėmimas, ramesnis savęs priėmimas, tiesiog kažkas įvyko tom pirmosiom dienom, žinai, ir aš galvojau, kad taip ir tęsis toliau. Aš toliau klausiausi susirinkimuose. Susirinkimuose aš pradėjau girdėti tokį dalyką kaip 12 žingsnių programa. Irgi, kaip sakyti, savo gyvenimo kelioniai esu viena ausim girdėjęs apie ją, ar ne, ir kažkaip tai psichiatrijos ligoniniai irgi susipažinau su ją. Tai man patiko ten keletas tų žingsnių, man patiko labai 6, 7, kalbantis apie būdo ydas, ar ne, man kažkodėl tai atrodė, kad tai yra susipažinimo su savim, o aš savęs kaip ir, jau pripažinau, kad nepažįstu savęs, mane labai gazdino 8, 9 žingsnis, tai jisai man kaip ir nereikalingas iš viso, tai labai patiko irgi 10, kur tenka nuolatos save stebėti, ar ne, ir patie tokie, toks atsirankėjau, ar ne, maždaug, darysiu programą, tai, žodžiu, čia su 1, 2, 3 viskas ir taip aišku, ar ne, aš jau kaip ir bejėgis prieš alkoholį, lyg ir žinau, kad yra kažkokia aukštesnė jėga, lyg ir atsidaviau ją, lyg ir, ar ne, o ten jau toliau žiūrėsim, matysim, man svarbiausia buvo pažinti save, ar ne, ir toliau jau kaip nors. Tai ten žmonės irgi susirinkime kalbėjo apie globėją, apie kitą alkoholiką turinti daugiau patirties, katras būtent su katruo yra geriau skaityti, pravarčiau skaityti tą didžiąją knygą, mūsų vadinamą anoniminiai alkoholikai. Ir būtent, aš neprieštaravau tam dalykui, nes iš tikrųjų dar iš universiteto laikų esu patyręs tą dalyką, skaitant grupiai kažką, tai analizuojant kažkokią problemą, tai visą laiką rezultatai būna kaip ir geresni, išeinant. Galvojau, čia veikia kažkas panašaus, ir galvojau, pasakysiu aš tam savo būsimam globėjui, kurie žingsniai man patinka, jis man jos paaiškins plačiau, mes jos padarysim ir viskas bus labai fainai, aš galėsiu toliau gyventi. Nepaėjo šitas dalykas, iš tikrųjų, kaip sakyti, irgi, kai manęs paprašė perskaityti knygą, tai taip, aš praleidau įžangos žodžius visus, ar ne, pasiskaičiau istorijas kai kurias, ir viskas, man to tiek, globėjas man pasakė, kad knygą šiaip reikia pradėti nuo viršelio skaityti, tai ant viršelio yra tie prasmingi žodžiai, kaip 1000 vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo. Tas pagrindinis knygos pažadas, yra ant viršelio, kurio aš pats, tas išsilavinęs veikėjas, nesugebėjau pamatyti iš tikrųjų. Tai lygiai taip pat ir su žingsniais, aš ten dar galvojau, kad kažką tai pabandysiu paaiškinti, kuris man žingsnis patinka labiau, kurio aš ten bijau ar panašiai, aš kaip jau supratau, kad visus jos reikės daryti, žinai, bet kaip ir bandau sukti uodegą ir bėgti įvykiams už akių paaiškinti, kad, čia 9 bijau, 8 bijau, kaip su tuo 11, kaip su 2, palauk, pradedam nuo 1. Pradėkim nuo 1. Tai būtent, jeigu aš galvoju, kad aš esu pripažinęs esas bejėgis prieš alkoholį, galbūt taip ir buvo, ar ne, bet man pirmasis žingsnis kalba apie tai, kad aš esu bejėgis apskritai. Mane pirmas žingsnis sutriuškino, mane pirmasis žingsnis sulaužė. Aš esu bejėgis, aš nieko nevaldau. Ir mano vieną pasidavimą turi keisti kitas pasidavimas, ir pasidavimas kiekvieną dieną, praktiškai po vieną dieną, kiek aš gyvenu, tiek aš turiu atsikelti pasidavęs. Skamba žiauriai, skamba tragiškai, bet iš tikrųjų nėra taip tragiškai, kai pasižiūri į tą antrąjį žingsnį.
kad yra aukštesnioji jėga, kuri gali grąžinti sveiką mąstymą, ar ne, tai vat, ir trečiasis žingsnis kalbantis apie tai, kad tą jėgą reikia atsiduoti. Tai čia aš turėjau problemų, turėjau bėdų, turėjau sunkumų, turėjau intelektualinio išdidumo labai daug, negalėjau aš patikėti, kad negalėjau suprasti iš tikrųjų, kaip aukštesnė jėgai patikėti visą savo gyvenimą, kaip patikėti savo gyvenimą tam, ko nesupranti, nesuvoki ir nematai. Tai vėlgi skaitant knygą, tapatinantis su pateiktais pavyzdžiais, ar ne, aš pamačiau iš tikrųjų, kad tą jėgą visą laiką turėjau, tiksliau galbūt ne aš ją turėjau, bet jinai buvo visada šalia manęs, jau vien ko verti tie atvejai, ne, kuriais aš turėjau ir jau nebegyventi, keletas tokių buvo, ar ne, tai vat, ir tos pasidavimas tai aukštesnei jėgai, vėl pasidavimas, tai yra atidavimas savo noro valdyti, ne, viską atiduoti tai aukštesnei jėgai. Tai vat, po šitų trijų žingsniukų, žinokit, man labai palengvėjo suvokus, kad, vienas dalykas, aš niekada nebebūsiu vienas, kitas dalykas, man niekada nebereikės norėti valdyti. Žinai, jeigu aš užsinorėsiu valdyti, o valdymas yra sunkus dalykas, žinai, jau kaip ir teko patirti šitą, žinai, valdymas atveda mane iki psichiatrinės ligoninės, tai nuo šiol mano gyvenimą tvarko aukštesnioji jėga, taip kaip aš ją suprantu. Padaryti sąžinės sąskaitą, susipažinti su tikruoju savim, pamatyti, kad visą gyvenimą iš tikrųjų aš pykau ir bijojau, ne, ir kad ant pykčio ir baimės aš tačiau savo santykius su artimai žmonėms, su tolimesniais žmonėms, su artimiausiais žmonėms, su apskritai žmonėms. Tai vat, iš principo nieko aš kito ir nemokėjau, tai pykti ir bijoti. Ne? Tai bijoti ir pykti. Kaip nuotaika tą dieną. Ne? Ar aš pirmą pykstu ar bijau, bet visą tai susiję. Tai išsakius šitą atėjo dar vienas palengvėjimas, ar ne, dar vienas pasidavimo etapas. Po to pažindindamasi su savo būdo ydomis, aš kažkaip tai galvojau, kad įsivardinsiu aš tas būdo ydas ir jos išnyks. Taip dėja neįvyko iš tikrųjų. Sužinojau labai daug naujų žodžių, pavyzdžiui, hiperbolizavimas, ar ne, tai perdėjimas, kažkoks tai perdėtumas, tai sužinojau daug naujo, ar ne, sužinojau tam tikrų dalykų apie save, kurių galbūt ir nenorėjau pripažinti, bet vat, būtent žinoti tas ydas ir pasiryžti, pasiryžti, kad Dievas pašalintų man jas. Tai šiandien aš tiek ir galiu, ne, aš galiu pripažinti, kad pas mane jos yra. Ir jau dievulio reikalas, kada jisai nuspręs patraukti vieną ar kitą, būtent kada aš nustosiu būti naudingas jam ir kitiems žmonėms, kuri mano yda trukdo būti naudingu jam ir kitiems žmonėms. Suskriaudų atitaisimais, iš tikrųjų, tas momentas, kurio aš labai bijojau, iš tikrųjų, bet pasirodo, bijoti nebuvo ko, tai labai viskas paprasta, ne, tie materialinės žalos atlyginamos yra materialiniais dalykais, ne, tiesiog esi vogiai pinigus, atiduodi pinigus, prasiskolinai, atiduodi skolas, ir būtent su šituo labai lengva viskas, ar ne, toliau aplinka ta, kuri kentėjo nuo manęs, ar ne, artimiausioji aplinka. Čia aš pasakojime praleidau tą vieną tokį momentėlį, kad į mano gyvenimą mama sugrįžo, ne, iš tikrųjų tavo alkoholikų mirus močiutei, močiutė mirė dar aktyvaus gerimo metais, bet grįžo mama, ne, su liga, su kita liga, nebe vien alkoholizmu, tai žodžiu, jinai mano gyvenime tapo pagrindiniu tuo 9 žingsniu, kur iš tikrųjų galėjau aš irgi atitaisyti savo tas pridarytas nesąmonės būtent mamai. Ir mama prieš 5 mėnesius išėjo, mirė, tai aš manau, kad ji mirė ramybėje.
Ne, bent jau man šį čia kažkaip tai vat, irgi nebeliko tokių vat, nepadarytų darbų nuostatų. Tai rašiau mirusiams laiškus žmonėms. Ir šiandien mano 8 žingsnio sąrašas pildosi, kai kas yra grąžinta, ar ne, o tų nebeliko žmonių, tai va, bet keičiasi. Aš vis prisimenu, naujų žmonių ateina situacijos, kurios aš tiesiog kažkadaise įvardindamas, sudarydamas tą sąrašą prisiminti negalėjau, bet vat, ką man jisai davė, ką man davė būtent tas 8., 9. žingsnis, man davė laisvę. Aš nebebijau išeiti į gatvę, nebijau sutikti, kad ir kas bebūtų, ar ne, toks žmogus. Ir tada aš galiu iš tikrųjų ramiai gyventi nebijodamas ir ateis laikas, tas žalas, kurias aš nesu atlyginęs, aš jas atlyginsiu, nes ryžtas niekur nepradingęs yra. Ir tą nepradingimo ryžto, kad ryžtas nepradingtų, ar ne, tam yra 10., 11. žingsniai. Nuolatinis savęs stebėjimas, ar ne, būtent pripažinimas, kad esu neteisus iš karto, momentinis. Nepasakysiu, kad man labai jau taip lengva iš karto pamatyti, kad aš klystu, ar ne, bet tas dalykas neužsitęsia ilgai. Aktyviai praktikuoju maldą ir meditaciją, iš tikrųjų vakarinė inventorizacija, ir kas belieka 12. žingsnis, ne, tai negaliu pasakyti, kad esu jau toks nubūdęs, bet bundantis dvasiškai tikrai, kaip sakyti, pasikeitė tam tikri dalykai mano gyvenime, ne, aš net nesielgiu taip, kaip elgdavausi anksčiau. Ir kas iš tikrųjų man yra labai svarbu, tai iš tikrųjų mano gyvenimo tikslu yra tapęs mano savosios patirties perdavimas. Tai ką aš turiu, ką aš gavau, ar ne, ir jeigu žmogus manęs prašo pagalbos, niekada neatsisakau. Tai ir darbuojuosi su globotiniais, tiesa šiuo metu nelabai besidarbuoju, nes kažkaip tai eilutės nesusidarė jokios kol kas, bet vėlgi tas 12. žingsnio darbas, patirties perdavimas yra ne vien tik tai globa, yra eilė kitų darbų, ar ne, kuriuos galima atlikti, tarnavimas, kad būtent pasiektų tą, kad žinia greičiau pasiektų kenčiantį, ar geriau pasiektų kenčiantį alkoholiką. Tai šiai dienai, ar ne, dalindamasis su jumis, atlikinėdamas tą savotišką 12. žingsnį, ne, irgi rūpinosi, kad ta mano patirtis irgi pasiektų kenčiantieji. Tai šiandien šitų gyvenimo principų, visiškai kokybiškai naujų gyvenimo principų dėka aš esu blaivus ir iš tikrųjų galiu pakartoti tuos žodžius, kuriuos išgirdau per pirmąjį savo anoniminio alkoholikų susirinkimą. Blaivus gyvenimas iš tikrųjų veža. Tai ačiū Jums, anoniminiai alkoholikai, ačiū Dieve ir ačiū, kad galiu tuom dalintis. Ir dėkoju, kad manęs klausėt.